Sveiki visi. Tai kągi, šokas mum po tokių orų lietingų ir šaltų. Tad norim biškį sušildyti kaulus ir todėl keliaujam į Italiją, Siciliją, išsinuomosim motociklus, eisim susipažinti su mafijos bosais. Žodžiu, ieškosim nuotykių, tikiuosi rasim ir jums viską patransliuosim. Taigi, iki. Tai ką, keliaujam į lėktuvą jau, skrisim į Milaną, o iš Milano važiuosim į Bergamo oro uostą, bet jau čia tas bus ryte ir iš ten skrisim į Sicilijos salą. Paliekam šitos lietingus ir tokius orus, apsiniaukę, lyja, šalta. Tikimės surasti kažkur šilumos ir jaukumo. Kaip tenais tenka graži vieta? Mes atskrisime Malpensa žemę, ne? Tada iki Milano nusimasim, ten vakarieniausim. Žinoma, itališkų pietų. O tada galėsime čia į Bergamo. Bet Bergame taip paime Žodžiu, esam lėktuve, kylam ir neužilgai leisimės. Ir atvykom į Milaną, lipam į autobusą ir važiuosim į centrą, į madų ir sostinę. Žodžiu, eisim į parduotuvės, pirksim Dolce Gabbana, Prada, kokiu datą, Calvin Kleino, visų tenais. Ką, iki? Susitiksim Milaną. Sveiki atvykę į Milaną. Esam traukinių centriniai stoty ir čia net šuo geriau apsirengęs nei tu. Žalios mėsos kioskelis. Tikriausiai užsakai ir iškepa čia tau tą mėsą iš karto. Nusipirkom pizzas, nusipirkom vištienos su bulvėm. O čia yra lietuviškai, o čia yra itališkai. Labas rytas. Rytinis Bergamas, kaip Vilniaus oro uostas panašiai, lietingas ir šaltas. Taip kad dar kol kas šilumos neradom, bet skrendam jos ieškoti. Gerai, savo įspūdžius dabar. Sakyk, atvykom į Trapani oro uostą. Kaip kaimas atrodo. Žodžiu, yra Sicilijos saloje esam ir dabar bandysim važiuoti, ieškoti sicilietiškos picos, valgyti ir gal sutiksim tikrų mafijozų ar kažką. Ir žodžiu, keliausim, ieškosim nuotykių, gal į kokį kalną užsilipsim. Taigi, laukia nuotykiai ir iki. Tai ką, užėjome pusryčiauti, kuklių pusryčių. Į kepyklėlę, čia dar visokių dalykų yra. Vadinasi Nica, Trapani miestelyje. Ką ragausime ir skanausime. Kol kas picos neradome, bet aš manau, picos bus. Vilniui tikri gelato. Eisim ragauti tikro gelato. Čia gelati amo, Ai. kas reikštų ir gelato, ir aš tave myliu. Ai. Tai va, gelatiamo įsivalgyti. Labai mylėjau. Taigi, šį kartą pasisekė. Viešbutukas jau toks, vat, gyvensim kaip Al Capone'as. Žodžiu, prabangiai. Papasakot apie tikrus gelato. Tikri gelato, itališki. Ragausim. Čia nežinau, čia bet irgi gal gelato su riešutais. Cheesecake. A, okei.
tuoj mums atneš kavos dar. Taigi sulaukiam kavos ir padarė espresso ir atnešė dar vandens, kad patys įsipiltume ir pasidarytų kava amerikano. Taigi skanaus. Žodžiu, bandom nuomotis motociklą, skuterį, 125 kubikų. Galvojam, mums atvežė va šitą. Jo, bet pasirodo, turim laukti kitos. Jo, čia yra paštas sicilietiškas, tai laukiam kito aparato, turi tuoj atvežti. Rodo nuomos punkte, kaip reikia važiuoti Patrapanį, kur galima kažką pamatyti įdomaus. Tai va, kažkaip tai italai prancūziškus technikas nuomoja. Matyt, negaila jiems. Toks yra skuteriukas. Kol kas atrodo viskas su juo gerai. Nu, žiūrėsim. Nerodo. Filmuot visur. Red Paoletto O ir šitam, e questa šitas accensione. čia užkurt. Ką, atvykom į vietą į kokį čia, kaip vadinasi? San Vito kapo paplūdimį, Iškyšulys, smėlėta pakrantė, jūra, smėlis. Varom arčiau ir bandysim šokti ir maudytis. Bandom šokti į vandenį. Atvažiavam su žiemeniam striukiam, o dabar lipom į vandenį maudytis. O na, čia. Kas mane įtraukė į tai? Važiuojam. Filmuoji? Filmuoju. Gerai, filmuok. Nu kaip tau, šalta? Taip. Šalta? Žinai, kaip darydavau, plaukdavau. O taip va. Nu, padeda. Juhu! Nu kaip? Gerai? Gerai? Šalta? Šalta? Šiltas vanduo. Šiltas? Geras vanduo, ne? Geras. O, plaukiu. Labai geras. Vakarėjantis vaizdai.